Šiaulių gamtos kultūros paveldo apsaugos klubas Aukuras tokį pavadinimą įpareigojantį turi. Ieškojo ir bevaikščiojančią po Saulės laikrodžio aikštę. Vietoje, kur kažkada buvo fontanėlis, radome aukurėlį. Tai galvojame, puikiai vieta susirinkimams, kada šilta, geras oras, kur būtų galima susieiti, pabendrauti, uždegti simbolinę ugnelę. Tai sumąstėm šią vasarą perkelti iš patalpų savo susirinkimus į gamtą ir vieną kartą į mėnesį susibėgti. Čia daryti talką, o po talkos pokalbis apie Šiaulių miesto paveldą. Tai šiandien tokia įžanginė šventė, tai taip, sakykime, sutampa su klubo gimtadieniu, tai pirmiausia padarysim darbą, paskui vaišinsimės tortu. Tai ir kas nori šiauliečiai, gali apsilankyti mūsų svetainėje www.aukuras.lt ir ten bus paskelbta, kada čia mes vėl rinksimės. Čia darbas, ką jūs čia darote? Na, sudėtingumo to tiek ir yra, kad net nežinom su kuo valyti, nes priemonių naudota visokių ir dažų, ir markerių, ir korektorių. Tai tiesiog norim pašalinti, kad būtų graži vieta miestiečiams ateiti, kad ne tik ateitų tokia liaudis, kuri saulėgrąžų paspjauda, bet ir tokia, kuri nori tiesiog atsipalaiduoti, pabūti malonioj poilsio zonoje.